Sveiki žiūrovai! Šiandien mes atvykome į Molėtus, kur vyksta Drift Molėtai 2024 metų renginys. Oras ne pats geriausias kaip ir BetSafe Street lygoje, bet šitoj Street lygoje galbūt pamatysim įdomių vaizdų. O dabar kalbinu Street Drift lygos lenktynininką Nojų Žigą. Kada prasidėjo tavo pirmieji drifto lenktynininko žingsniai? Realiai tai praeitais metais pradėjau važiuoti treniruotės ir toks pirmas žingsnis, pirmos dabar varžybos yra, kuriuose dalyvauju Street lygos. Ir kaip tau šiandieną treniruotės? Pirmą sesiją važiavau ant sausos dangos, tai kažkiek dabar buvo sudėtingiau prisidirbti tą mašiną. Šiaip kaip ir viskas tvarkoj, sekasi neblogai, bandysim eiti kvalifikaciją. Ar labai nusiteikė šiandien paimti top 32? Paimti kvalifikaciją tai nusteikęs labai. Jo, neturiu kito pasirinkimo, kaip sako kolega, ir dar kalbėjom su molėtiškiais važiuojančiais. Sako, jeigu lis, tai bus kompaktų diena, kompaktai laimės. Tai va. Kodėl pasirinkai driftą, o ne kitą lenktynių šaką? Kažkaip draugai visą laiką to užsiminėdavo, tai kažkaip automatiškai tai atėjo tiesiog ir viskas realiai toks. Gal sakyčiau, vienas iš pigesnių sportų, nes ten visokie raliai tai žymiai brangiau, reikia ten lankų, taip toliau, o čia toks automobilis ganėtinai standartinis, viskas kaip ir paprasčiau šiek tiek yra. Kas šiame automobilyje tavo sukrauta yra, kas po kapotu? Po kapotu yra standartinis realiai variklis, 2,5 litro benzininis, ir realiai nieko, yra reguliuojami amortizatoriai, išsukimas padarytas, virintas reduktorius ir viskas. Kažkokių labai specialių modifikacijų nėra. Nu ką tada, sėkmės šiandieną. Ačiū. Malonu. O dabar kalbinu Ramūną Sejoną. Iš karto noriu paklausti, kaip tau kilo idėja pasidaryti drift taksi? Drift taksi tai tikriausiai dėl to, nes Mersas asocijuoja su taksi, toksai mažas suvenyras ant stogo, kad primintų. Kada pradėjai pirmą kartą drifte dalyvauti? Praeitais metais pavasarį realiai pavasarį nusipirkau, pradėjau po truputį rinkti, daryti modus, kad jinai galėtų slysti šonu, nes stokinė realiai neįmanoma. Per sezoną su šiokiais tokiais testais susirinkau ir šį pavasarį pradėjau važiuoti varžybose. O kodėl pasirinkai driftą, o ne kitą lenktynių šaką? Nežinau, kažkaip nuo vaikystės jau žavėjo driftas, tiesiog tie patys pasivažinėjimai žiemą ir panašiai traukė širdis link drifto ir viskas. Kaip tau praeitą kartą BetSafe Drift Camp'e sekėsi Street lygoje? Sakyčiau, gan neblogai, kadangi mano pirmas sezonas surinkau 72 berods taškus kvalifikaciniam važiavime, oro sąlygos labai keitėsi, tai buvo sunku priprasti, reikėjo keitelioti oro slėgį ir panašiai. Kadangi buvo 81 dalyvis, tai likau 46, aišku, kvalifikacijos nepraėjau. Mano galva tai kaip vis tiek išskirtinis automobilis, kadangi Mersas ir pirmas sezonas, tai manau, kad tikrai neblogai. O kaip tu jautiesi šiandien, kad sunkiau, ar praeitą kartą, kad sunkiau buvo? Šiandien yra žymiai sunkesnės sąlygos, nes praeitą kartą dar buvo ir ant sauso pavažiuota, tada ant šlapio, vėl ant sauso, kvalifikacija buvo ant sauso asfaltų, tai žymiai geriau mašina kontroliuojasi. Čia dabar turim labai didelės balas, kur prarandam visiškai sukibimą, tada vėl kažkoks tai yra plotas, kur tiesiog šlapias asfaltas, sukibimas geresnis, tai ta mašina labai sunkiai valdosi. O kas po kapotu ir ką tu sudėjai šitą mašiną? Po kapotu yra 2 litrų 4 cilindrų kompresorinis variklis, iš gamyklos išėjo su 141 kW, dabar yra perdaryta tiek sankaba, tiek pavarų dėžė stipresnė įdėta, kompresorius išportintas, žodžiu, daug visokių dalykų, kad pakelti slėgį, suprogramuotas, žodžiu, tikrai daug, ir jeigu yra kažkokiu tai dar tokių Mersų fanų, kurie nori tai pasidaryti, tai drąsiai gali kreiptis į 6 angarą, jisai didžiąją dalį šių darbų ir atliko. Nu ką, ačiū tau, sėkmės, gerai pasirodė. Dėkui. Čia aš.
O dabar kalbinu Marijų Mikelį. Tai kada pirmą kartą pradėjai lenktyniauti drifte? Pirmas kartas buvo turbūt prieš 3 metus kažkur su visai kita mašina irgi ant lietaus tokio aikšteliai, tai nuo to laiko tiesiog labai užkabino, pabandžiau be rankinio, realiai nieks nebuvo ruošta, tik reduktorius užvyrintas, tai ant šlapio išvažiavau visą trasą, viskas gavosi ir nuo to prasidėjo mano ėjimas link drifto. Plius nuo mažumės, ta prasme, mane tėtis vesdavo, mes gyvendavom prie Versmės autokroso trasos ir realiai ant rankų neždavo į tą trasą, tai dėl to aš dabar esu čia. O kokį anksčiau bolidą turėjai? Buvo irgi 46. Sedanas, juodas su 2.3 motoru. Kaip tau šiandienos treniruotė praėjo? Pirmų važiavimų pasistačiau, jau grįžau važiuoti antrą važiavimo, girdžiu iš dėžės garsas, nes labai sukybo iš tikrųjų. Šiek tiek gal per mažai slėgio buvom pripūtę pasilikę po Kuršėnų. Girdžiu kalą kažkas, bet taip dar nesmarkiai. Su spoteriu kalbu, sakau, ką darom. Sako, arba grįžk į pietus, arba važiuojam. Davai, sakau, važiuoju dar vieną. Ir pasistatymo metu tik pasistačiau, gazą numyniau ir subirėjo žodžiu dėžė. Tai va, tai didelis ačiū komandai, kad labai greit sujudėjo, pakeitė. Tai aš irgi, aišku, galėjau po mašiną, visas kostiumas sportinis permirko, todėl dabar su tiesiog paprasta apranga. Tai viską pakeitėm, viskas veikia, važiuojam toliau. Šiaip turėjau dabar 3 važiavimus, nes davė papildomą vieną. Ačiū Jakubui, kad išklausė, nes neturėjau praeitą sesiją realiai važiavimų. Tai dabar viskas gerai, kaip ir suvažiavau, gyrė visi, kad gerai viskas, tai tikiuosi praeisiu kvalifikaciją. Šiaip reikia nueiti čia labai toli, vien dėl to, nes esu 3 vietoje bendroje įskaitoje šiais metais iš ten gal 90 dalyvių. Tai man reikia labai išlaikyti tą vietą, nes noriu, kad mane išmestų iš stryto ir važiuočiau tik semi-pro. Kraunu turbo variklį rimtą, kur apie 600 arklio bus, gal net daugiau. Šiandien reikia labai pasistengti, nes nuo 4 vietos, nuo Žalandausko skiria tik pusę taško. Tai, tai labai reikia pasistengti. Šiandien matau labai didelis nusiteikimas. Jo, didelis nusiteikimas, aišku, lietus kaip visą laiką sugadina tą nusiteikimą, bet manau viskas bus gerai. O papasako, kas pas tave dabar po kapotu slypi šiame bolide? Tiesiog standartiškai driftų, ypač street lygai, tai 3 litrai plyta, ten iš modifikacijų, tai ryčio programa, sportinis filtras, oro šalto paėmimas padarytas, keramikinė sankaba, nes man labai patinka, kai tu atleidi sankabą ir tu jauti ją visą laiką, jinai staigi tokia. Su ta paprasta sankaba, tu nejauti to, tai vien dėl to labai šiaip gerai, o šiaip apie mašiną, jeigu kalbant. Šiais metais susidėjau mandžių išsukimo komplektą, kuris labai gerai veikia, dabar išbandžiau ant šlapio, tai full lokas, viskas valdosi, jokių užsikirtimų ir panašiai, viskas tiesiog tobula. Plius įsidėjau BC Racing koilai, tai irgi galiu sukibimą tą reguliuoti labai, tai džiaugiuosi mašiną, viskas tvarkojo, kitiem metam bus turbo. Turim rėmėjų, tokių kaip Skardos sprendimai, Manji Performance, tai Revenge Drift Team Powered by Manji Performance, tai vadinasi, kad pagrindinis mūsų rėmėjas yra Manji Performance, kas tiekia išsukimus, visokius shifterius, visokias įvairias detalės ir viskas labai kokybiška ir geromis kainomis. Galim gerą kainą viską parduoti. Baltas kampas, autodetalių parduotuvė, viską gaunu labai gerą kainą, visą laiką parašai, užsako ir panašiai. Labai geras bendravimas. Berner.lt, tai chemijos visokios duoda, arba labai pigiai ten pirkom klinerę, dabar surinkom komandą, kadangi visi esam tokie, kur garaže dažnai praleidžiam daug laiko, tai dabar 200 vienetų berods klinerę buvom užsisakę. Tai perkam labai gerą kainą gaunam, tai galim ir jums padėti su tą kainą, manau. Tai Petronas dar yra, tepalai į metus duoda po 20 litrų berods tepalų į sezoną, tai labai džiaugiamės. Nereikia rūpintis tepalų, tepalas labai geras ir kokybiškas. Kramo, tai ir dabar netgi generatorius dirba kramo. Turim net purkštuvą tokį ant galvos pasiėmę. Kadangi kūriau komandą, aš dirbu kramo klientų konsultantų, labai ten gerai susišnekėjau su visais ir panašiai, viską duoda, lipdukus susikliavom ant mašinų. Sakė, tik svarbu chuliganiškų veiksmų gatvėse nebūtų ir panašiai. Šiaip planuojam ir Ukmergėj renginukų padaryti, kadangi patys esame iš Ukmergės, norim kažkaip, prikeltą Ukmergę, tai visokių show-offų bus ir panašiai. Tai kramo irgi viską duos, tvoras visokias ir panašiai. Tai labai džiaugiamės turėdami tokius rėmėjus. Sėkmės užimti aukštą vietą, gerai pasirodyti. Ryto spausto likumolį, projektavimo firma Oikos. Brusai, ačiū Jums, mylėjai, kad esate su mumis, kad kitais metais irgi tokie patys šansai 50-50 ir mes būsime. Kaip ir per BetSafe Drift Campo varžybas Street lygos etape, taip pat pagerėjo čia oro sąlygos po treniruotės. Tai reiškia, lenktynininkams bus lengviau, nes kelio danga sausėja. Pažiūrėsime, kaip jiems seksis ir kokių mes įdomybių čia pamatysime.
trūk. Sekėsi dabar visai neprastai. Gal ketvirtoj, kaip zona. Krenta realiai lygio vietoj. Aplodismentai, Audrius Kasparas, puikus važiavimas Mažylėje. O dabar kalbinu Ernestą Grigorjevą. Tai kaip praėjo kvalifikacija? Neperėjau. Konkurencija didelė. Sunku. Kiek taškų gal žinai surinkai? Apie 40 kažkas. Mažokai. Mažokai. Kaip praeitė etapai sekėsi? Ar čia tavo pirmas gal? Šiemet pirmas, pernai ten į kapą važinėjau, ten biški geriau sekės, čia biški prašiau. Kaip sugalvojai į drifto šaką stoti, o ne į kitą lenktynių? Nes, šiaip molėtiškis pasidarė vyrai trasą ir užsikabino. Pamačiau, kai slysta kiti ir pačiam užsimanė. Kokios ateinančios tavo lenktynės? Šiemet tai gal ne, tai mašiną biški pasitobulinsiu, kitą sezoną bandysiu visą važiuoti. Ai, papasakok, kas po kapotu yra. 3 litrai, plyta. O dar kažkas papildomai padaryta yra? Ne, MP2 kolikai, ryčio burtai ir viskas. Stokinė beveik mašina. Nu tokia jau pasibandymai, tokia jau. Jo, ne pirmą mašiną, jau trečia mano, tokia biški rimtesnė. Bet dar yra kur tobulėti ir yra dar pinigėlių įdėti. Ačiū, sėkmės ateityje. Ačiū, prašau.
čia, ponos ir ponai, Warbo Taimas, Kristupas Pudėnas ir Donatas Visumaitis.
toks agresyvus. Bet labai šiuo atveju per didelis atstumas yra pats didelis. Turim sprendimą, 44 startinis numeris, Marius Mikelis per plauką nuo pralaimėjimo. Kristupas Pakėnas įstumė čionai Martyną Mačiulį. Tačiau. Audrius Kasparas nebūtų įsivėlęs, būtų jo pergalė, bet čia one more time'as. Keliauja toliau. Ir akių perkinas, dar kartelį Audrius Kasparas ir Tomas Tikkevičius užkirtinės. Audrius Kasparas, pirmąjį žaidimo kampą, Tomas Tikkevičius, antras kvalifikacija. Kasparas, kaip ir sakiau.
Tomas Nejaudis, žinokit, girdėjau ir tą pavardę, ir tą vardą. Trūksta dar šiek tiek iki Tomo, tikrai, bet ponas Fortūna gali ir paimti. Romai, aš paprašysiu tavo komentarą, nes žinok labai daug Petrulis. Pakomentuosi? Kasparas, todėl kad Liutkevičius savo lyderane nesilaikė vidurinės zonos, važiavo į šiaurinę liniją. Sorry, seniai, pakišau tave. Let's go, Sinai. Great, Edmund Fortunas! Jurgos, pirmasis, kuris keliauja top 4. Labai gaila, tačiau ponas Fortūna pasitraukia. Edvinas Balčiūnas! Vietą galbūt įstums į 4. metinį vietą, tačiau viskas baigsis. Bet mano toks spėjimas, kad Vikas su Jurga.
dar vienas kontaktas, tiesiog nenori praleisti savo nesėkmės. 3-7, Kristupas Pakėnas, taip, keliauja. O čia Vitas Šilandauskas ir Edvinas Balčiūnas. Edvinas Balčiūnas, žinoma. Ponas ir ponai, trečioji vieta. Erikas Jurkus ir Vitas Šilandauskas baigė ketvirtąją poziciją. Balčiūnas tiesiog dėl techninio pralaimėjimo trūkus šlangai neteko aušinimo ir šiandien mes jo nepamatysime finalo sukrose. Bet Edvinui Balčiūnui didžiausi aplodismentai. Tai kokios nuotaikos? Labai patenkintas, buvo labai sunkios sąlygos, sausa, šlapė. Nu tiesiog, čia jau kaip finalai buvo išgyvenimas, kam pasiseks, kam ne. Ar tikėsi papulti tarp laimėtojų? Realiai pirmą sezoną tik tai važiuoju. Pirmas praeitas top 3-2 ir iki pirmos vietos. Tai čia jau tikrai didelis pasiekimas. Didelis, tikrai. Koks dabar tas etapas? Dabar Kuršėnai. Ačiū tau, sėkmės, gražiai, gerai atšvęsk. Tai kągi, po šiandienos Molėtų 2024 ketvirto Street lygos etapo galiu sakyti, kad tai buvo daug emocijų, daug įvykių, daug orų pasikeitimų, bet išėjom su gerom nuotaikom. Tai kągi, gražaus jums vakaro ir iki.